Sveiki. Šeštadienį aš tik tais ir sugebėjau čia pas jūs išlysti. Nes buvau užimta, tikrai realiai buvau užimta savaitė, darbuose buvau paskendus, toks buvo objektas, kurį reikėjo skubiai pabaigti, tai buvo tempas, buvo darbas ir buvo nuovargis. O dabar jau šeštadienį galvoju, gėda, reikia su draugais pasilabinti. Visų pirma, aš noriu jums padėkoti už patarimus, kai paprašiau pagalbos dėl savo kulnų. Gavau daug patarimų, žmonės tikrai aktyviai atsiliepė mano tokį kliksmą, tik sako, sušaukau ir atskubėsiu aš laiku. Tikrai gavau, pradėjau domėti, žiūrėti, jau buvau užsisakiusi temu kai kuriuos tai kremus, priemonės, nes pamačiau, kad iš tikrųjų yra priemonių, o aš esu savo akmens amžiaus metodais visokiais užsijėmusi. Ir man, sako, tik sušaukau ir kažkas atsilieps. Ir man iš tikrųjų mano vieno kanalo žiūrėtoja Dalia atsiliepė ir man padovanojo velykinę dovaną. Man atsiuntė, netgi su pristatymu iki namų, atsiuntė dovanų kremą. Tikrai, kremas man labai patiko, padėjo. Aš kiekvieną vakarą dabar po dušų atmirkau kojas, pemzą nutrinu ir išsitepu šito kremo. Tikrai suminkštėjo oda, jokių suragėjimų nebėra. Tai man būdavo pastoviai trini tų akmenukų, kaip suragėjus. Tie kulnai taip suragėjo ir tikrai jokio vaizdo gražaus nebuvo. Aš netgi, kai perku batus, jeigu yra galimybė, visada uždarų kulnų pirkdavau. O dabar tikrai galėsiu atvirų nešiot. Ačiū visiems didelis ačiū, tikrai daug kas padėjo, daug kas patarimais, viskuo, tik sako, pasaulis nebe gerų žmonių, visada atsilieps. Ir taip ir bėgo, buvau tokia kaip ir sirguliuojanti, visa lūpa iškelta dar, dantena buvo pakelta, bet dirbti reikėjo, tai čia tokios lygos, nereaguojama į jas, nežiūrima. Ir taip kai savaitė ir buvo tikrai nieko naudingo, nieko įdomaus. Kačiukai smakius po operacijos labai puikiai gyja. Šiandien buvom pas gydytoją, patikrino, gydytoja net labai apsidžiaugė ir nustebo, kad labai geri rezultatai pasiekti. Paskui kruopa po sterilizacijos, tai kaip jos ir nebuvo, kaip aitvaras nešiojasi po namus, tik spėk gaudyti ją ir iš kur ištraukti. Tik kruopos pasikeitė būdas. Nežinau, gal hormonai sudirbo, gal nurimo po tos sterilizacijos. Į tokią rankinę pasidarė. Toks pusiukas, kad aš net pati nustebau, kas jai atsitiko. Miegoti įlenda man po anklodę, prie manęs įsitėm, anksčiau tai draskydavosi mane, taip per nosį užvažiuos, taip per ausį. O dabar toks pusiukas, kad oi. Ir viskas, ir daugiau einu toliau. Šiandien kaip diena išeiginė, turiu visokiausių darbelių. Tai kad ir jūs pasimsiu, parodysiu, ką dirbu, ką darau ir ką veiksiu. Turiu tokį atlikusį dalyką, mano visų odų problemų kaltininką. Aš su juo, kiek dabar skaičiau informacijos, kiek žiūrėjau, susigadinau savo odą. Matai, aš toks žmogus pirmą naudojau, kai atsitinka, paskui ieško informacijos. Tokia man natūra. Bet aš dabar suradau visai tokį aprašymą, kurį galima panaudoti. Jis labai gerai padaro šitą dalyką, išbandysiu. Čia ant striukių, nuo visų kremų, nuo visų kosmetikom, žinai, lieka purvinos šitos dėmės. Nežinau, kaip pas jūs, pas mane visada būna. Jeigu liečiasi su oda, pati striukė yra švari, viskas tvarkinga, bet tik šita dėmė. Dėl šitos dėmės pastoviai plauti daiktą, tai susitrins, susiplaus ir išmetimui tik tais. Tai viena moteris patarė valyti šituo micelininiu vandeniu. O tai imsiu ir pabandysiu. Nes sakė, geriausia šitos visas vietas atvalo šitas micelininis vanduo. Dabar. Nežinau, su tamponėliu bandysiu. Taip. Bet čia tas vietas problematiškas.
Tai tikrai jos problematiškos. Aš taip stengiuosi kartais ir šalkų pridengti, kad taip tankiai neplaut. Bet šitą visą atrodo, nuėmė iš pirmo karto. Visą striukę išvalė. Būtent šitas pudras, krempudras visus, aš nors krempudros dabar nenaudoju, kai turiu šitą problemą ant odos, tą peralinį dermatitą, niekaip, o kremą tai naudoju, tai vat tas kremas, kai užsidedu striukę, tai ir lieka ant striukės. Taip, vieną pusę išvalėm, dabar kitą. Aš manau, nepažeis, tai jeigu ant savo odos pili, tai jau striukės tai tikrai nepažeis. Taip, ir visą laiką šitą butelį norėjau išmesti. Jis man buvo spintoj, reikia išmesti, bet vis ranka nekildavo. Bet atėjo tas momentas, kai man prisireikė ir aš radau, kurį panaudot. At pasižiūrėsiu, kaip jisai čia veikia. Čia tiek vidinė pusė. Nes buvo. Dabar paliksim džiūt ir paskui patikrinsim, kas iš jo išėjo. Čia nei muilo, nieko nenaudoju, bet grinai micelininį vandenį tik šitam striukėm nuimti. Striukės. Dabar išdžius ir paskui pasižiūrėsim, kas išėjo. Toliau striukės valymas. Dabar aš jums pasakysiu, kai veiksmas bėga pirmą, protas iš paskos. Paėmiau aš tą vakar striukę ir išvaliau visą, man reikėjo pabandyti. Pasirodo, mano yra su pantenoliu hialurono rūgštis, nepaskaičius, nei nieko, nutvėriau, išvaliau, visada protas iš paskos, kai velkasi, o darbai dirbasi pirmą, taip ir gaunasi. Ir man truputį išėjo toks papilkėjimas, ne papilkėjimas, bet toks kaip riebaluota dėmė būtų. Auki-palki, galvoju, net matosi. Jeigu hialurono šitoje micelininė vandenyje nėra jokių priedų, ten, kaip pas mane ir yra raudona, su pantenoliais, su visokiais aliejais, tai ir prisidirbau. Mangi reikėjo truputį pabandyti, o aš protinga. Dabar, kai prisidirbau, taip ir protas atėjo. Eisiu pabandysiu dabar išplauti vandenį visą šitą. Bet reikalas tame, kad visus tos kremus, viskas, kas čia lieka, visos tos riebalus nuo odos veido, nuėmė kuo puikiausiai. Tai kad reikia paprasčiausia, pačią pigiausią micelininį vandenį naudoti, kur jokių priedų nėra, tik micelininis vanduo. O aš kai pasiėmiau alerginiai odom, ten su visokiais aliejais, su visokiam rūgštim, tai taip ir išėjo. Bet taip tai efektas yra, nuima tikrai švariai, nuima, jeigu dar tamsi striukė būtų, tai visai šito ar nesimatytų. Prisidirbu kai visada. Einu vandenį paplausiu ir pažiūrėsiu, ar atsiplovė ar ne. Pasiėmiau ūkinio muilo ir tos tamponėlį ir bandau plauti. Daug kas pasakytų, įsiplautum tu seniai tą striukę, įsidžiovintum, negu čia durnioji. Bet efektas tame, kad išbandyti, ar tikrai veikia ar ne. Aš eksperimentatorius toks. Bet dabar ūkiniu muilu praplausiu. Faktiškai man reikėjo tą micelininį vandenį iš karto praplovė, praskalauti švarių vandenių ir to visko nebūtų buvę. Protas paskui ateina. Pirma pridirbti reikia. Pabaiga bus tai, kai striukę išmesti. Su tais eksperimentais. Nieko, atrodo viskas atsiplovė. Smakučiai. Tabletę išmokom girdyti iš šito. Labai geras aparatukas. Ir neišspjauna ir
nors nemėgsta ją. O Smakius tik pamato savo šitą, viskas, žino. Nu, išneštas vėjo. Atėjo mažutis, jis taip nemėgsta tabletės. Taip nemėgsta, reikia mažutį gydytis, reikia. Ne, daug parodyk savo pagnytę. Parodyk. Na va, duok vandenukos nepasiruošiau. Neskanu. Neskanu, nesupranta. Jis neturėtų pajausti. Truputį užgerti jam ir viskas. Ir truputį vandenuko mes užgersim, jis vandenuką nėra. Nu va, viskas nuryja. Nuryja. Užtenka. Viskas, mažylis. Šaunuolis mūsų. Va taip ir vargstam ryte vakare. Gydom. Ir mane reikėjo gydyti lūpą, danteną iškelta, jau mus atperputė kur nors. Siusiukas pusiukas mano siusiukas pusiukas. Oi, tu lepunsi.